Labas, močiute. Labas. Vakar žinau, kokią paną čiorką mačiau su tokia kufajka, eiktų savo žmogų. Skaidrė, taip negalima šnekėti. Reikia sakyti, vakar mačiau merginą su tokia striuke. Nu, o dabar stovėk ir išmesk čyzą. Negalima taip sakyti, reikia sakyti, atsistok ir nusišypsok. Na tada gerai, žinosiu. Dabar. Oi, kaip pavargau, reikia prisėsti prie šito poetą. O, kaip net, oi, vėl suklydau, juk čia yra minkštasuris. Reikia sakyti, kad yra čia minkštasuris, o ne fotelis. Va taip. Lemba, reiktų atidaryti fortkį. Bet ta fortkė kažkaip nesidaro. Tiksliai. Čia juk ne fortkė, čia yra orlaidė. Tad reikia sakyti, reikia atidaryti orlaidę. Tai žiūrėkit, kokią aš maškę matau. Koks bambalys daug galings. Mergina, taip kalbėti negalima, reikia sakyti, kokios gražios mašinos. O gal dar geriau, kokie gražūs automobiliai stovi automobilių aikštelėje. Ačiū, kad mane pataisei. Merginas. Tai va, žinokite, kad reikia taisyklingai kalbėti.